Tai, kad Lietuvos socialdemokratai yra vyriausybėje jau 8 metai eina, be abejo, tai uždeda labai didelę naštą ir partijai, ir vyriausybei. Ir jūs pažiūrėkite tie oponentai, niekas ten nefilosofuos. Visi sakys, infliacija tokia, ten taip, antraip ir visa kita, ir yra labai silpnų vietų. Iš šitos vietos silpnos, iš tikrųjų objektyviai, jeigu kalbėti, tai nėra mūsų valstybės, vyriausybės, atskirų institucijų, kokios tai grubios padarytos klaidos, tai yra bendro europinės tendencijos, visų pirma, mūsų geografinė padėtis, kuras ir aš nieko naujo nepasakysiu, energetiniai resursai ir ateity matyti šitas klausimas visą laiką bus aktualus. Ir aš žinoma pagalvoju, nors ir pats buvęs vyriausybei, ir suprasdamas tą reikalą, kad ateinančiai vyriausybei bus labai sunku. Tai bus daug sunkiau negu dabar yra. Ir todėl mes ryžtingai einame, aš manau, teisingai darom, kad ryžtingai einame rinkimus ir negalvojam prarasti savo poziciją. Nereikia jų prarasti, reikia stengti šito nepadaryti. Tačiau, žinot, prieš nudžių visai kritikai visam kam yra ir reikia juos maksimaliai panaudoti. Nenoriu dabar skaityti paskaitų dėl tos pačios infliacijos. Tai man tam susidarė įspūdis, kad ir vyriausybė, ir partija, šitie kaltinimai, mes per daug nutilėjom, sakyčiau. Ir šitas nutilėjimas mums duoda minusus. Ir būt gerai, kai neduotų toliau, iki rinkimų pabaigos. Ir per visą šitą rinkiminę kampaniją, kuri labai trumpa, šitą rinkiminę. Todėl aš manyčiau, kad infliacijos klausimai. Eiti pozą tokią pasiaiškintojo vyriausybės. Nereikia visiškai. Reikia ieškoti objektyvių faktorių, kodėl taip yra, kokios politikos laikėsi šitą vyriausybę, pasakyti, kaip darė. Ko čia slėpti? Jeigu mes kiekvienais metais didinam atlyginimus ir pajamas virš 20%, o infliacija buvo ten 5%, kaip pernai, ten nepilni 6%, tai ką tai reiškia realusis pragyvenimo lygis kyla 14-15%. Jūs parodykit kitą valstybę, kur tai netoli, kur yra šitas dalykas. 3% kyla, 2% pragyvenimo lygis. O mes šįmet, nu gerai, infliacija bus 10%, plius minus 10%, bet pajamos ir atlyginimai 20% tikrai augs. Tai ką tai reiškia? Tai šitaip. Aš pavyzdžiui kalbu, nors esu ekonomistas ir pagal daugelį, taip sakant, požymių, bet aš sakau, mėly, mūsų socialdemokratų partija, mūsų vyriausybė turi aplenkti infliaciją pirmiausiai, duoti žmonėm gyvenimą, gerinti tas, kas parašyta mūsų programai. Ir antroji daly, kartu su valstybėmis, didelėmis ir stambiomis galvoti, kaip išvengti tokios infliacijos visoje Europoje ir žinoma pas mus. Kai kas, jei tos šalis gerai gyvena, maža infliacija. Visoje Europoje infliacija buvo 1,6%, jeigu tai vidurkė. Dabar dvigubai. Virš 3,5%. Tai čia negirdėtas dalykas per pastarosius turbūt 340 metų Europą. Ir mes papuolėme tą pačią kompaniją. Ir tai visiškai suprantama natūralu. Tuo labiau, kad energetiniai ištekliai mūsų ekonomikoje, biudžete, žmogaus kišeniai sudarė žymiai didesnę dalį, tokia kaip Belgija, Olandija ir kitose, kur yra 3 kart didesnis pragyvenimo lygis. Taigi, mėly, gerų rezultatų ir tikiuosi, kad šitą spalio 13 dieną pamatysim labai gerus rezultatus. Ačiū.